Sveiki, mėlyje, esu Lina Kontautienė iš įmonės OB Lignilinė ir šiandien atsakau į klausimą, kuo skiriasi paprastos dailylentės nuo alyvuotų dailylenčių, degintų dailylenčių ir nuo dažytų dailylenčių. Ką kokiu atveju pasirinkti? Tai pirmas etapas, ką mes padarome, tai išobliuojame dailylentę, kuri yra išdžiovintos suomiškos eglutės žaliavos. Profilį galite pasirinkti. Štai ir pirmas etapas, mes turime dailylentę. Paskui mes jau galime rinktis, ką norime daryti. Ar norime dengti alyvą, ar norime dengti dažais, ar vis tik renkamės degintos medienos dailylentės. Taigi, jeigu mes dengiame alyvą, tai yra šiauštas paviršius ir obliuota paviršiaus dailylentė. Mes matome medienos tekstūrą ir suteikiame lentelį spalvą. Tokios lentelės tarnaus apie 5, 6, galbūt net 7 metus priklauso nuo spalvos ir jas reikės peraliuoti. Peraliuvimo procesas yra nesudėtingas, nuvalome orą, pašaliname pažeidimus ir užtepame dar kartelį alyvą. Kitas pasirinkimas yra dažyta lenta. Galime dažyti šiauštą paviršių arba obliuotą paviršių ir štai mes matom, kaip gaunasi dažytos lentelės. Jos yra pilnai padengtos, medienos rašto nelabai matosi, galim sumaišyti kartais su plastiku, bet tokios lentelės lygiai taip pat gerai ir ilgai tarnaus, kadangi didžiausia įtaka tai turi žaliava. Jeigu jinai yra gera, tai ir priemonės, su kuriam dengiam, mums bus teisingos. Kuo išskirtinai yra deginta mediena? Štai, degintos medienos lentelės, skirtingos spalvos, nudeginam su ugnimi, iki apanglėjimo nušukuojam, išgauname medienos tekstūrą ir padengime alyvą su spalva. Vėlgi, priežiūra bus nesudėtinga, nuvalome dulkes, atnaujiname su alyva lentelių spalvą. Pats deginimo procesas yra suteikiantis medienai ilgamžiškumo, kadangi gauna daug karščio, tiesioginės ugnies, yra papildomai apdorota. Na ir žinoma, išskirtinumas tai yra jos išraiškingumas. Ji ne tik ilgaamžė ir tvari, bet ir labai gražiai atrodo ant jūsų namo fasado, keičianti saulei, vakarėjant, ta spalva vis keičiasi, o lentelės atrodo nuostabiai, nes turi kiekviena savo išskirtinį raštą. Tad tikiuosi palengvinau apsisprendžiant, ką rinktis. Paprastas dailylentės, degintas dailylentės, alyvuotas ar dažytas dailylentės. O jeigu turite klausimų, mielai laukiu jūsų skambučių. Linkėjimai, Lina Kontautienė, OB Lignilinė. Iki malonaus.